gegužės sekmadienį Telšiuose švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnytėlėje vyko pirmosios komunijos iškilmės. Pirmai komunijai pasirengusius vaikučius ir susirinkusius jų tėvelius pasveikino mažosios parapijos klebonas prelatas. Atėjo pati svarbiausia valanda jūsų gyvenime, kaip aš jau daug kartų jums sakiau, kad gražesnis šventės niekada gyvenime neturėsit, nes šiandien pirmą kartą į jūsų širdis ateis pats Dievas. Esat pasiruošę, esat tėvelio apsupti, artimųjų apsupti, maldos. Ypatingai įsijauskite į šitą momentą. Visada tokie lietuvių buvo tokia graži pagarba, tradicija, kada mama guldydavo savo vaikelį, visada palaimindavo. Išlydinti į kokį kelionę, visada vaikai prašo palaiminimo. Pirmos komunijos dieną, pačią svarbiausią gyvenimo dieną, taip pat tėvai turi laiminti savo vaikus. Tėvų palaiminimas prilygsta paties Dievo palaiminimo, nes jie yra jūsų gimdytojai, jūsų augintojai, jūsų auklėtojai. Todėl ta palaima turi lydėti vaikus kiekvieną dieną. Čia mes visai mankštinomės ir klausinėjom, ar jūs esat kada norintais laiminti arba tėveliams į ranką bučiavę, 90% nėra to darė. Ir tai šiandien bus labai graži proga, o paskui graži proga, jį bus tokie atidaryti tokie vartai šitiems dalykams, galėsit ir ateities gyvenime, kada išeisite kokius mokslus išvažiuosit, į tolimesnį kelionį išvažiuosit, santuoką arba kunigystę priimsit. Tėveliai turi palaiminti savo vaikus, kad jų palaima, kaip Dievo palaima lydėtų per visą jų gyvenimą. Gražiai atsiklaupkit. Dabar garsiai pasakykit, palaimink mane, tėvelė, mamytė. Dabar tėveliai sekit maldą. Dieve, kuris vaikams įsakei savo tėvus gerbti ir šio įsakymo besilaikantiems pažadėjai savo palaiminimą, teikis palaiminti mylimą sūnų, dukterį, čia ištarkit vardą vaiką, apsaugoti nuo kūno ir sielos pavojų, bei nuvesti į amžinąją dangaus laimę. Amen. Te palaimina tave Dievas ir aš tave laiminu, žegnokit vaiką, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dabar vaikai, čiupkit laiminus ranką, pabučiuokit. O dabar tėveliai galit pabučiuoti savo vaiką, pasveikinti. Dabar tėveliai truputėlį pasitraukit į šoną, kad vaikai paliktų ir gražiai vaikai bus vedami į mišių vietą. Pakyla mano širdis iki tavo širdies, įeinu su gyrios giesme į tavo kiemus karaliau, tepakyla mano širdis iki tavo širdies. Užliek mane savojo džiaugsmo versme, paliesk mano lūpą savo ugnį. Užliek mane savojo džiaugsmo versme, paliesk
širdyje. Viešpats su jumis. Broliai, seserys, gerieji vaikai, tėvelių palaiminti atėjote čia į vietą, kur bus aukojimo šventosios mišios. Už jūs, kad Dievas jūs laimintų, globotų, už jūsų tėvelius, kad tėveliai galėtų atkreipti jūs dėmesį ir tas dvasinės vertybės auginti. Taip pat už jūsų senelius, bočelius, už jūsų brolius ir seseris. Todėl labai nuoširdžiai visi melskimės už šitą gražų jaunimą, kuris pirmą kartą priims šventąją komuniją, kad iš tikrųjų jie būtų laimingi žmonės. Kaip tik šiandien švenčiame Kristaus į dangų žengimo šventę. Juk visų mūsų tikslas yra vienas – pasiekti dangaus karalystę. Tada mes būsime laimingiausi žmonės, tada būsime prasmingiausiai praėję šio gyvenimo kelionę. Dabar visi kartu pagarbinkime Dievą. Garbė Dievui aukštybėse, geros valios žmonėms. Šloviname Tave, aukštiname Tave, lenkiamės Tau, garbiname Tave, gėrimės Tavo didžią garbę. Viešpatie Dieve, dangaus valdove, visagalį Dieve Tėve. Viešpatie vienatinį Sūnau, Jėzau Kristau, viešpatie Dieve, Dievo avinėlį, Tėvo Sūnau. Tu naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Tu naikini pasaulio nuodėmes, priimk mūsų maldavimus. Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje, pasigailėk mūsų. Tu vienas šventas, tu vienatinis viešpats, tu pats didingiausias Jėzau Kristau, su šventąja dvasia, Dievo Tėvo garbei. Amen. Melskimės. Visagali Dieve, užtvindyk mūsų širdis šventų džiaugsmu ir nuoširdžiausiu dėkingumu, nes Tavo Sūnaus įžengimas į dangų reiškia ir mūsų pergalę. Ta garbė, kuri jau pasiekė Kristus mūsų galva, laukia ir mūsų, jo mistinio kūno narių. Jis, būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Dabar įdėmiai pasiklausykim Dievo žodžio. Galim atsisėsti. Susirinkusiai ėmė jį klausinėti. Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė, ne jūsų reikalo žinoti laiką ir metą, kurios tėvas nustatė savo nuožiūrą. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn į debesis ir paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo įžengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai, galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate matę įžengiant į dangų. Tai Dievo žodis. Oh
Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Gyvenimo prasme, Jėzau, Jėzau. Jėzau, būk mano viešpats, mano viltis ir giesmė. Tik mano pagalba. Nuvargę, nuoširdžiai paplokim. Kas nori nueiti į pragarą?
Matot, pakėlė rankų, bišt pakėlė, o kaip greitai gal apgauti? Kaip greitai gal apgauti? Todėl tėveliai turi būti tokie tvorelė, tokie stipri tvorelė, geležinė tvorelė, kad blogio sėklą niekas negalėtų į jūsų vaikų širdis pasėti. Ačiū labai katechetams. Iš tikrųjų, jie taip jau rimtai mokina ir kartais biški ir patendami kartais, bet visada iš darbo, iš sunkaus darbo gaunasi geri vaisiai. Geri vaisiai, dabar žiūrėkit vaikai, kokie jūsų yra geri. Ačiū labai, katechetams galite irgi paploti. Ačiū labai visiems, ačiū visiems ir vyresniesiems, ir močiutėms, kurie meldžiatės už savo vaikus ir anūkus. Tai yra didžiausia pagalba, kartais net nežino, negirdi, kad jūs meldžiatės ir už antelius kalbat ir toliau kalbėkit, kad Dievas juos laimintų, globot, kad jie tokie geri pasiliktų. Ačiū labai visiems, dabar priimkit palaiminimą, o paskui gražiai eisim ant didžiųjų laiptų nusipaveiksluoti. Viešpat su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonę. Aleliuja. Ačiū labai, taip gražiai atrodo, aš nenoriu paleisti. Oi, dabar dar pažymėjimus. Fotkino, tai prašau porą žingsnių atgal, kad galėčiau padaryti normalią bendrą nuotrauką. Ačiū! Oficialus parapijos. Tai ką prelatė buvo graži šiandien pas jus šventė? Nu, ačiū Dievui, labai gražiai vaikai per visus metus pasiruošė ir katechezijai puoliai dalyvavo ir labai dėkoju tėveliams, kad ir tėveliai daug tėvelių kartu ateidavo, mes šnekėdavomės atskirai, o vaikai katechezį pravesdavo. Tai iš tikrųjų tokia aktyvi katechezė praėjo per visus metus, ačiū Dievui. Nu taip tie vaikai užsidegė, dabar tikrai, kad juos palaikytų ir tėveliai palaikytų, artimieji, žinomi bažnyčią kviečiam tie galėdamis, kad jie galėtų sekmadieniais ateiti bažnyčią, išpažinties ateiti kas mėnesį. Nu, kad išaugtų gerą ateities kartą, visi stengiamės į tėvelę, į bažnyčią, į mokyklą, jeigu visi apsupsim, tai tikrai turėsim gražią, tikinti, dorą ateities Lietuvos kartą. Ir kokiu būriu katalikų šiandien pasipildė jūsų parapijos šeima? Jie pirmą komuniją priims 126 vaikai. Jie priims pirmą komuniją, kurie jau patį Dievą priėmė savo širdį, galės augti toje dvasioje. Džiugu tiesa. Ja. Kaip sakyti? Džiugu? Džiugu. Ką norit palinkėti visiems savo parapijos žmonėm? Noriu palinkėti, kad Dievas laimintų, kad iš tikrųjų tie žemiški rūpesčiai reikalingi tiek, kiek jie tarnauja dvasiniams dalykams. Noriu palinkėti, kad besirūpindami visais dalykais, neužmirštume centrinių dalykų. Jeigu Dievas bus centre, Dievas bus svarbiausias, visi kiti dalykai atras tikrai savas vietas. Jum irgi dvasinės ramybės ištvermės. Ačiū labai. Tai jūs ruošiat vaikus kaip tik pirmai komunijai? Taip, jau 25 metai kaip ruošiu vaikus ir vis galvoju, kad reikia užbaigti. Ne, prelatas sako, dar padirbėkit. Tai taip ir įsijungiau. Vadinasi, vaikai jūs mėgsta ir myli? Nu, mėgsta ir aš juos myliu. Aha, šiemet kiek išmokinot jau? 27 vaikai. Ir be galo geros mamos. Matyt, jeigu mama gera, tai ir vaikas geras. Ir kartu mamos su vaikais ateidavo į bažnytėlę, į mišias. Tai jūs perduodat tą gėrį, kurį deklaruoja krikščionybė? Matyt, iš tikrųjų taip jau geros mergaitės, geros mamos. Kągi, sėkmės, čia matosi jūsų. Čia mano mergaitės. Gerda, ateik ir tu, ar nenori? O kaip močiutė laiminga, kad šiandien anūkėlė priėmė komuniją? Labai laiminga.
Ir turbūt nemažai įdėjo pastangų ir mokytoja, kurią ką tik šnekinom, ar ne? Be galo. Mokytoja labai gražiai ir gerai išmokė vaikučius. Tai kągi. Dėkingi esam jai.